Biblioteka ne tik knygos, bet ir šypsenos. Mūsų biblioteka – vieta, kur knygos skaitomos ir smagumas niekada nepavėluoja. Be knygų skaitytojų klubo šiemet čia susikūrė ir senjorų klubas Bingo, Pilimų kaimo jaunimo erdvė, kur nėra laiko nuobodžiauti ir visai nesvarbu, ar bus už laimėjimus kokie prizai. Bibliotekoje vyksta įvairios šventės pagyvenusiems žmonėms, nuo religinių iki valstybinių paminėjimų. Čia visada šilta ir jauku, o kartais net girdisi linksmų šypsenų aidai. Buvo graži šeimų šventė, o šiemet pirmą kartą papuošėme savo Pilimų velykinį medį. Ant jo sukabinome beveik 5000 kiaušinių. Tik įsivaizduokite, kiek vištelė mus palaikė nuotoliniu būdu. Bibliotekoje vyksta ir rimtesnės, bet nemažiau įdomios veiklos. Rašytojų ir poetų jubiliejų paminėjimai, garsiniai skaitymai Šiaurės šalių literatūros savaitėje, minime nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Taip pat vykstame į kitų bendruomenių renginius bei konkursus, dalindamiesi patirtimi ir gera nuotaika. Šiemet biblioteka ir bendruomenė šventė sėkmę. Tapome geriausia Elektrėnų savivaldybės bendruomenės žiburys, o 70 metų jubiliejų švenčiame jau naujose patalpose, naujose erdvėse, naujose knygose, naujose šypsenose. Biblioteka – vieta, kur knygos ir šypsenos gyvena šalia, o lankytojai išeina su pilnu krepšiu įspūdžių ir geros nuotaikos. Didžiausia bibliotekos vertybė – skaitytojai, kurie ją pagyvina kiekvieną dieną. Ypač nuoširdžią pagarbą reiškiame šeimoms, kurios nuo mažų dienų skatina savo atžalas atrasti rašytinį žodį, skaityti, kurti ir pažinti pasaulį per knygas. Jūsų meilė literatūrai, įsitraukimas į bibliotekos veiklas ir nuolatinis bendradarbiavimas padeda kurti gyvą, aktyvią ir kūrybišką bendruomenę. Šie skaitytojai yra ne tik lankytojai, bet ir bibliotekos širdis. Jie biblioteką kuria ir puoselėja su meile bei dėkingumu. Biblioteka yra ne tik knygų namai, bet ir vieta, kur gimsta mažųjų kūrybinės svajonės. Jau daugelį metų čia kaupiami vaikų darbai, piešiniai, aplikacijos, rankdarbiai. Kiekvienas kūrinys liudija ne tik vaiko fantaziją, bet ir augančią kartą, kuri bibliotekoje atranda įkvėpimo ir drąsos kurti. Spalvingi piešiniai papuošia bibliotekos erdves, o jų parodos tampa laukiamais renginiais tiek vaikams, tiek tėveliams. Šie darbai yra tarsi mažieji bendruomenės istorijos puslapiai, saugomi su meile ir pagarba kūrybai. Biblioteka didžiuojasi galėdama būti vieta, kur žengiamas pirmasis žingsnis į kūrybos pasaulį. Šiemet biblioteka džiaugiasi dideliu pasiekimu – jaunimo erdvės įkūrimu. Šiais laikais sudominti jaunimą biblioteka nėra lengva užduotis, tačiau mums pavyko. Gegužės pradžioje startavo jaunimo klubas, kuris sėkmingai veikia iki šiol. Penktadienio popietėmis čia visuomet gyva ir linksma. Klube vyksta įvairiausios veiklos, piknikai prie ežero, apsilankymai Elektrėnuose, edukacijos apie elgseną karo metu, pirmosios pagalbos mokymai, vizitai į Vievio gaisrinę. Jaunimas susipažino su politiku Modestu Važnevičiumi, kuris paaiškino apie šalies valdymą, atsakė į jaunimą dominančius klausimus. Na ir žinoma, jaunimo erdvėje nepamirštami mėgiamiausi stalo žaidimai Mafija, Uno, Monopolis. Didelis ačiū už bendrystę organizacijai Mobilus darbas su jaunimu Elektrėnų savivaldybėje ir mūsų mylimai kuratoriai Renatai. Planai kitų metų veikloms jau kupini idėjų. Ojojoj, bus į ką pasižiūrėti. Biblioteka dabar ne tik knygų namai, bet ir vieta, kur jaunimas gali mokytis žaisti, atrasti ir tiesiog būti kartu. Kiekvienais metais biblioteka kviečia gyventojus į jaukią vakaronę, skirtą susipažinti su kūrėjais ir jų darbais. Tai ypatingas vakaras, kai susilieja žodis, muzika ir bendrystė. Vakaronėje skamba eilės, prozos ištraukos ir dainos, kurias dovanoja mūsų kapela Pilimėlis. Klausytojams yra tekę sutikti ir įkvepiančių svečių – poetus Viliją Dobrovolskienę, Arvydą Vyšniauską, Eglę Guobytę, Svetlaną Kunauskienę, taip pat menininkus žinomą detektyvų meistrą Edmundą Maluką bei linksmų istorijų kūrėją Antaną Šilkūną.
Šie vakarai tampa gražia galimybė pasinerti į kūrybos pasaulį ir pabendrauti su autoriais. Lankytojai visuomet išeina praturtinti naujų įspūdžių ir kupini džiaugsmo. Labiausiai bibliotekos veiklos siejasi su kaimynais – Pylimų Lopšelių darželiu. Bent kartą per mėnesį bibliotekininkė aplanko darželio ugdytinius, skaito pasakas, pristato naujas knygeles ir kviečia vaikus apsilankyti bibliotekoje. Bibliotekoje mažųjų laukia įvairios kūrybinės ir edukacinės veiklos, nuo knygų skaitymo, piešimo iki žaidimų ir teminių užsiėmimų. Ši draugystė su darželiu padeda vaikams nuo pat ankstyvo amžiaus atrasti knygų pasaulį, ugdo skaitymo meilę ir smalsumą, skatina kūrybiškumą bei bendravimą. Kiekvienais metais biblioteka kviečia bendruomenę švęsti Žemės dieną, skatinant atsakingą požiūrį į gamtą ir aplinką. Pradedame švarindami kaimą ir jo aplinką, tvarkomos viešos erdvės, sodinami augalai, kalami paukščių inkilai, kuriais puošiami mūsų numylėti pylimai. Mūsų kaimo biblioteka ir bendruomenė gyvena šventėmis bei tradicijomis, kurios ne tik puošia metų kalendorių, bet ir suartina žmones. Jos leidžia švęsti, prisiminti, dalintis ir perduoti šilumą iš kartos į kartą. Metus pradedame užgavėnėmis, viena linksmiausių ir spalvingiausių švenčių. Eitynės nuo bibliotekos, triukšmingi šauksmai, keptuvės ir puodai skelbia žiemos pabaigą. Kepami blynai, verdamas gardus šefo Andriaus šipinys, o pagrindinis akcentas kanapinio ir lašininio kava bei morės sudeginimas. Tai diena kupina juoko, muzikos ir bendruomeniškumo. Atėjus pavasariui minime gandrines, persirengę gandrais, su lauktuvėmis, aplankome kaimo vaikus. Mažųjų akys nušvinta išvydus netikėtus svečius, o jų džiaugsmas tampa gražiausiu atlygiu. Tai ypatinga šventė kupina staigmenų ir šilumos, kurią vaikai kasmet laukia su nekantrumu. Verbų sekmadieniui skirta edukacija Ne aš mušu, verba muša taip pat tapo gražia tradicija. Rišamos verbos pagal senovinius papročius, skaitomas šventasis raštas, o kartu mokomės apie šios šventės prasmę. Tai popietė, kuri ne tik ugdo kūrybiškumą, bet ir suvienija bendruomenę. Didžiausias pavasario džiaugsmas Velykėlės bibliotekoje. Vaikai su tėveliais ir seneliais margina kiaušinius, varžosi, kieno margutis gražiausias ar stipriausias, dalyvauja žaidimuose, mena mįsles. Kieme ridenami kiaušiniai, o viskas baigėsi bendru pasisėdėjimu prie suneštinio stalo. Tai šventė, kuri suartina šeimas ir dovanoja daug juoko. Vasara atneša jonines, vieną laukiamiausių metų švenčių. Susibūrė ne tik vietiniai, bet ir išvykę gyventojai. Skamba dainos, vyksta šokiai, žaidimai, verdamas plovas ir tradicinė daržovienė. Kiekvienas gali susipinti vainiką, o paparčio žiedo ieškojimas kasmet tampa smagiausių nuotykių. Liepos 6-ąją Valstybės dieną prisijungiame prie viso pasaulio lietuvių ir giedame tautišką giesmę. Prisimename, kai pirmą kartą susirinko vos keli žmonės, o šiandien tai jau stipri tradicija skatinanti pasididžiavimą ir vienybę. Ruduo būdavo pažymėtas šiurpinėmis, vaikai persirengdavo šiurpiais personažais, keliaudavo su žibintais iš kiemo į kiemą, o gyventojai sutikdavo juos su šypsenomis ir saldainiais. Pandemija šią tradiciją pristabdė, bet biblioteka svarsto gal ją atgaivinti, kad naujoji karta pajustų tą patį linksmybės džiaugsmą. Žiema mūsų kaimą uždega kalėdomis. Aikštėje suspindi papuošta eglė, pasirodo kapela, pylimėlis ir šokių kolektyvai, o vaikai nekantrai laukia kalėdų senelio su dovanomis. Šventės kulminacija – įspūdingas fejerverkas, užbaigiantis šiltą bendrystės vakarą. Tačiau šalia linksmybių nepamirštame ir rimtų istorinių datų. Kiekvienų metų birželio 14-ąją gedulo ir vilties dieną aplankome mūsų bendruomenės narę, Sibiro tremtinę Genutę Dzimidavičienę. Jos pasakojimai primena tremties baisumus ir stiprina pagarbą laisvei. Biblioteka taip pat aktyviai mini vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją. Vakaronėse skamba dainos, poezija, prisimenami mūsų tautos kovų ir pasiekimų momentai. Tai proga sustiprinti bendruomeniškumą ir meilę savo šaliai. Šventės ir minėjimai nuo triukšmingų užgavėnių iki rimtų istorinių datų kuria mūsų bendruomenės veidą. Jie leidžia kartu pasidžiaugti, prisiminti, ugdyti pagarbą tradicijoms ir pasijusti viena šeima.
Mieli bendruomenės nariai, bibliotekos lankytojai ir kaimo gyventojai, iš visos širdies dėkojame Jums už tai, kad esate kartu. Jūsų dalyvavimas, šypsenos, nuoširdumas ir bendrystė kuria mūsų švenčių prasmę. Kiekviena tradicija tampa gyva tik dėl Jūsų. Ačiū, kad puoselėjate mūsų kaimo dvasią ir išlaikote šilumą, kuri mus visus jungia. Ir tegul mūsų naujieji bendruomenės namai tampa vieta, kur susitiksime dar dažniau. Švęsti, kurti, dalintis ir auginti gražias tradicijas kartu. Ačiū.